mes paskui turėjom su sunkvežimiu važiuoti, neturėjom arklio, bet vėliau, kada nuvažiavom labai toli, netoli Dancigo, tai tada tavo senelis vėl turėjo, reiškia, su degtinė, su lašiniais, nupirko vėl kitą vežimą ir kitą arkliuką. Ir tokiu būdu mes vėl susikraustėm savo daiktus ant to vežimo, su tuo arkliuku važiavom toliau. Ką atsivežėte iš Lietuvos? Nieko daug, labai, tik tai mes turėjom į kitą pusę kanalo kraustytis, tai viskas liko ant vežimo. Paklaus paskutinį klausimą, ar pasiilgot Lietuvos? Ar pasiilgot Lietuvos? O žinoma, aš verkdavau ypatingai, kadangi mano likusi seserys ir mama likusi, brolis likusi, tai labai daug verkdavau ir vis galvodavau, kad jiems nors blogai gal atsitiko, gal rusai išvežė į Sibirą ar ką, o tau senelis sako, nesijaudink, pamatysi, visi atsiras, kai bus laikas, viskas taip ir buvo po kiek laiko.